kad darbas dar nebaigtas, reiks į Suomiją važiuoti ir ten irgi siekti teigiamą rezultatą ir žinom, kad ten bus labai sunku ir tikimės žengti kitą etapą, pusę darbo kaip ir padarėm. Nu jo, treneris liepė, prieš varžybas akcentavo, kad būčiau tose pozicijose, tai įsiminė tas į galvą, pasisekė, kad kamuolys iš tikrųjų ten irgi gerą perdavimą gavau, tai teliko tik nukreipti vartus man. Nežinau, iš tikrųjų mes šiaip gan kompaktiškai gynėmės, jie ten iš toli tik tais smūgiai susikūrė kažkokius momentus, tai nežinau, mūsų gynyba, manau, gerai veikia šiandien ir gal po įvarčio įmuštą jie šiek tiek atrodo biškį suaktyvėję, bet nepasakyčiau, kad kažko labai nustebino mus labai. Nu jo, vis tiek čia mūsų namų aikštė, mes žinom šitą aikštę, Marijampolėj tokia kitokia ta aikštė, vis tiek ir žiūrovų kiek priėjo viską, tai manau tik pliusas mums, kad mes čia žaidėm ir manau žiūrovai padėjo viskas mums čia daug geriau nei Marijampolėj, manau. Na, buvo labai sunkios rungtynės, vėlgi žinojom, kad Helsinkis yra labai geras priešininkas, bet manau šiek tiek jie mus nuvertino, pasinaudojom kontratakomis, be abejo buvo sunku gintis, bet išnaudojom savo progas ir šiandienai 3-0. Bet vėlgi nieks nebaigta, laukia antros rungtynės, tai tas rezultatas dar nieko nereiškia. Na, nelabai gali žinoti, kaip man keletas trenerių yra sakęs, gyvenime gali viskas labai greitai pasikeisti, taip kad sunkiai dirbi ir visada turi pasiruošęs būti tokiam šansui. Ir manau, kai treneris duoda tokį šansą ir kaip dabar pasisekė, reikia išnaudoti 100%. Na vėlgi, tikrai buvo sunkus antras kėlinys, nes perėjom daugiau į gynybinės pozicijas, nes vėlgi rezultatas mus tenkino, tai gavus geltoną kortelę be abejo reikėjo šiek tiek atsargiau žaisti, nes nesinorėjo gauti raudonos kortelės, nes vėlgi gavo ir mūsų krašto saugas kortelę. Taip be abejo, per psichologiją šiek tiek veikia, bet keletą momentų reikėjo galbūt ramiau sužaisti. Na vėlgi, vienas rungtynės nieko nereiškia, reikia įrodinėti kiekvienas rungtynės, kad vienas rungtynės pasisekė gerai, tai reikia, kaip sakyti, ir tęsti, palaikyti tą formą, nes man vienas treneris gerai yra pasakęs, Lietuvoje daug kas moka kalbėti, bet mažai daro, taip kad aš stengiuosi daryti.